Sveiki visi! Jūs žiūrit Gabi Play ir mes žaisim Adopt Me. Aš turiu 2 gyvūnėlius ir aš taupiausias, ruošiausias kiaušinį pirkt. Jo, aš esu nube, bet dar ne profė. Aš buvau profė, aš turėjau vėžlį, aš turėjau, kengūrą. Aš daug ką turėjau, bet kažkaip buvo, kad aš atidavinėjau ir palikau į nubę. Tai parodysiu mano visus gyvūnėlius, va, tik 2, o dar jums noriu parodyti triuką. Jūs padedat čia sofą ir uždedat ant stovo, gal ant sienos jūs paspaudžiat, jūs tenais, tada spaudžiat ant viršų Edit House, pastatot jį ant viršaus, padarot taip, aš sėdžiu ant stogo. Ir aš praeitą kartą buvau čia padarius gyvūnėlių maistą, žodžiu, gyvūnėlių žaidimo kambarį. Tai va, tai jeigu norite išeiti, tai aš išeinu visada, ne taip, o tiesiog nukrentu. Tai va, eisim pirkti gyvūnėlį, nenubišką kiaušinį aš pirksiu, o profišką. Ir aš ne tą ledžerinį pirksiu, o normalų, ten pažiūrėsim, koks tai ten bus, iš viso nežinau, ir eisim žiūrėti, koks tai ten bus. Tai va, aš biškį pirkimus, nežinau kodėl, bet kažkiek. Aš pavadinu Svata mano gyvūnėlį, o šitą ne. Man kažkokia mergaitė davė, aš turiu visiškai kitokius gyvūnėlius, man 2 tokius davė. Tai džiaugiuosi, kad man kitokius biškį davė ir eisim pirkt. Tai va, tokia graži mergaitė, čia labai nubiškas serveris. Kiek kainuoja? Gerai. Einam ir nusipirksim. Žinau, man liks tik 9 pinigėliai. Aš ne va šitą pirksiu, o va šitą. Aš pirmą kartą pirksiu. Gyvenimą neturiu, aš pirkau šitą, kokį dar šitą. Aš taupiausiu ant šitą, bet vis nenusipirkau ir šitą. Tai šūdas čia. Bet pirksim. Yes! Jis įstrigo. Gerai, aš nežinau. Desert egg. Ką? Nežinau, kokį gausiu, bet tikiuosi, kad legenderinį. Aš labai noriu gauti legenderinį. Nemoku užtat. Ir gal paprašysiu mamos, kad Robuxų nupirktų. Ir aš galėčiau nusipirkti vaikščiantį gėrimą ir skraidimo. Ir aš galėčiau jį paversti ir būtų labai gerai. Tai aš jums rodysiu, kaip aš jį, viską darau. Tai va. Kas čia? Aš jums tai parodysiu, kur aš noriu ir aš pirksiu. Kiek daug kainuoja tiesiog išskrist? Oh my god. Wow. Bet mums reikės ilgai laukti. Gerai. Aš galiu pasakyti, kad aš labai noriu gauti gerą gyvūnėlį, nes aš nei vieno neturėjau gero. Šitam akante visada buvau ir turėjau labai daug gerų gyvūnėlių, bet kažkaip mane trolino ir negavau. Tai buvo labai blogai, aš buvau labai liūdna, kai atidaviau ir gavau labai nubišką gyvūnėlį. Tai va, aš pakeičiau
ant robuksų ir ant robuksų tokį lievą. Tai labai gailiuosis, tai niekada taip nedarykit. Saugokit savo gyvūnėlius, jeigu jūs mėgstat šitą žaidimą. Ir niekada niekam neatiduokit, jeigu čia jūsų yra svajonė gal. Tai va. Nežinau, kaip aš išėjau. Gerai. Knyga kažkokia. Tokie. Nu, man šitų nereikia visiškai. Va, aš noriu šitą ir šitą. Labai. Ko čia dar yra? Nieko. Tai va, aš labai to norėjau. Ai, nu, tai pagalim tapyti, ne? Gerai, aš labai noriu šitus, noriu žiūrėti, kiek kainuoja. Jo. Tai gal ir nusipirksiu. Nu, žiūrėsim, kaip ten bus. O kai man iškrist? Reikia iššokti. Tai gerai, jisai nori gerti, tai kaip tik matau šitą. Tai gal ir nusipirksiu. Duosiu jam. Nežinau, jisai. Va, aš turėjau tokį gyvūnėlį, kaip ta ištraukė vėžliuką. Patraidinsim, mano svajonė yra vėžliuką gauti. Turiu vieną kartą svajonę. Ui. Oh my gosh, ne. Lauksim, kol jisai silups. Turėsim žiūrėti, ką jisai norės ir tikiuosi, kad mane kažkas patraidins. Bet čia yra nubiškas serveris. Negavau. Laukiam. Kažkur, kur aš buvau, nebematau, bet labai aukštai buvau. Ant kalnų. Kas čia per ratai? Aš galiu tik ką pasakyti, kad jeigu jūs turit svajonę, rašykite į komentarus. Aš gal irgi turiu svajonę gauti tiesiog vėžliuką. Kas čia per svajonę, aš nežinau. Bet aš noriu skraidinti vėžliuką. Vaikščiantį ir neoninį. Mega neoninį. Ir labai norėčiau. Labai. Nežinau, ką daryti, bet labai norėčiau. Ir gal jūs irgi norit, pavyzdžiui, vienaragio tokio pačio. Mega neoninio. Pavyzdžiui, varną. Nes aš labai norėčiau. Nežinau kaip jūs, bet gal jūs turit jau savo svajonę gavot, bet aš dar negavau. Bet turėjau gauti. Buvau turėjus gauti. Tai aš labai džiaugiausi, o kažkaip aš praradau, nebeturiu. Labai gaila. Ir aš tikiuosi, kad aš gausiu kažkokį iš mano svajonės gyvūnėlį. Iš kiaušinio. Aš labai norėčiau šitą vėžlį. Labai. Ir vėl beždžionė. Jinai profė yra. Aš to neturiu tokio. Ir lauksim, kol įsilps. Mane kažkas patreidino. Gerai.
šuniuk. Dar turiu tokį ir tokį. Pažiūrėsim, ką duosiu, nes aš nenoriu šuniuko. Tai va, dabar jisai nori praustis. Man dabar labai ilgai reikės eiti. Niekur nėra dušo. Tai va, man vieną kartą pasisekė, kur visiems rodė eiti į tokį miško namuką. Nu, ne į namuką, o ten į mišką, ten, kur yra zefyrai. Mums visiems rodė, tai visi ėjo ir paskui mums iš karto mums reikėjo praustis. Tai mums uždėjo tenais dušą. Tiesiog wow. Aišku, aš neturiu dušo, nes aš kažkaip ištryniau ir nebegaliu atrasti savo dušą. Tai eisiu į kitą namą. Na, kaip čia gera, miela. Kur dušas? Čia išėjimas. Gerai, gal čia? Ne. Bet kaip čia miela, aš nesuprantu, kaip gali žmonės taip gražiai papuošti savo namą. Tiesiog geras. Tiesiog wow. Kaip čia gražu. Nukrito. Va, radau. Uždėsim jį. Turėtų jį užsilupti. Ui. Užgau savo gyvūnėlį. Gerai. Dar nedaug liko ir įsilups mano pagaliau kiaušinis. Yra dar gert. Duosim jam. Kokį čia gavau? Eisiu pasižiūrėti. Tai kur tenais? Neberandu išėjimo, nu kas čia per štai. Čia mes jam ir tada čia. Gerai. Ką? Kaip jisai čia pavadintas? Aš nebesuprantu. Kojotė kažkokia. O Jėzau, atšaltas. Eisime žiūrėt, koksai yra legendarinis. Tai turėtų būti lievas. Ui. Toks. Jo lievas. Lau, kad gal biškį geresnį. Tikėjausi. Biškį patreidinsiu. Duosiu jai visus šitus gyvūnėlius ir pažiūrėsim, ką jinai duos. Nieko taip nedavė. Gerai. Toliau eisim žiūrėti. Aš tausdėjau. Aišku, kad jisai lievas. Ui. Ką daryt? Va, mano visas
filmukas buvo, kaip įsilupo mano kiaušinis ir gavau labai mielą gyvūnėlį. Tai spauskite like, prenumeruokite kanalą, rašykite komentarus, ar man pasitaupyti pinigėlius ir nufilmuoti ir kokius 10 kiaušinius atlupti. Aš tikrai pasistengsiu nusipirkti. Visiems ate, nepamirškite prenumeruoti kanalą ir laukite antros serijos.